labai nežymiai ir matosi viskas. Čia 44-54 metai. Matai, kas įvyko, tai kerpės įdėjus. Čia. Kerpikį buvo. Taip, tai čia tas pats. Jo. Nu, kerpikis. O, šit. Buvusio Varnių Strybyno kiemo vietoje stovintis paminklas primena paskutiniojo Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo tragišką likimą. Daug kančios teko išgyventi ir jo šeimai. Nuo 1944 metų, kai okupantai sudegino jų gimtąją sodybą, žmona Bronislava su 5 mažamečiais vaikais buvo priversta slapstytis. 51-aisiais motina buvo susekta ir nuteista kaip tėvynės išdavikė. Bausmę atliko Karagandos srityje Džeskasgano lageryje. Iškalėjusi 5 metus, vos gyva likusi per Kengyro kalinių sukilimą, ji sugrįžo į Lietuvą. Laimė įrado visus vaikus ir sulaukusi Lietuvos atgimimo, ji paliko savo valią vaikams, deramai palaidoti jų žuvusi tėvą. Vlado Montvydo palaikų užkasimo vieta iki šiol yra nežinoma. Aš apie savo vaikystę nenoriu net neprisiminti. Buvo 5 vaikai, mažiukas buvo 2 savaičių, kada tą kūčių vakarą degino mūsų namus. Aš matau tuos vaizdus, dega namas, o mes kieme stovim, o Algiuko nėra. Bijojom, šaukėm, klykėm, nieko nesupratom. Tai paskui žiūrim, rusų tautybės kareivis vaikšta aplink namą, šautuvo buožę, daužo langus ir kažką nešasi. Taigi susisukęs į kažką neša mūsų Algiuką. Tai jie paėmė tą mamą su tuo mažiuku, įsodino į vežimą, įsodino ir išvežė į Varnius. Ir Varniuose uždarė į tokį sandėliuką šaltą. O mes visi išėjom pas kaimynus miegoti. Taip mes visi vaikai išlikom gyvi. O buvo vėliau deginimo, kad sudegino su žmonėmis. Namas buvo sudegintas, kada man 2 savaitės buvo ir tuo pačiu mama buvo areštuota ir Stribokinė uždaryta Dabokliai. Ten aš buvau peršalis, man ten ausis buvo pradėjusi paliuoti, kur paskui klausai atsiliepė visam gyvenime. Ir paskui paleido. Kadangi jau buvo sudegintas namas, tada jau mama pradėjo slapstytis. Pamenu tos momentus, kada aš jau gyvendavau pas svetimus žmonės. Supratau tą visą, kai jie man ne tėvai, kad man jau reikia pas juos gyventi, o kodėl reikia, aš nesupratau. Iš pradžių aš verkdavau, kol apsiprasdavau. Ir paskui jau, pripranti, kažkaip jau įsigyveni į tą žmonių šeimą, lyg tai būni jau jo šeimos narys. Ir po metų, po kiek, vėl reikia palikti. Jau tada aš gailiuosi, kad man reikia išvažiuoti. Mama mumi perveždavo tai pas vienus, pas kitus. Taip aplankydavo patikrinti, kaip gyvenam. Ir kiek mama pasakodavo, kad sako, retkarčiais ir tėvas aplankydavo. Bet tik tai nakties metu. Mane pervežė į, netoli Pašilės miestelio buvo Lingių kaimas. Aš buvau vyresnė šiek tiek, aš jau tėvelį prisiminiau, dažnai naktį ateidavo, ne jis vienas, bet keli ateidavo. Tėvelis, aš jau aišku miegodavau, lovoje gulėdavau, tėvelis atsisėsdavo ant lovos krašto ir su manim kalbėdavo. Kalbėdavo ką jisai, kad sunkus gyvenimas, vaikeli, reikia priprasti, dabar kol kas čia gyveni, bet jeigu reikės, turėsim persikelti kitur. Ir jis, aišku, tą politiką labai neaiškino.
neaiškino. Nu, kaip dabar suprantu, galbūt. Nepasakojo, kur jis gyvena, ką jau žinok. Vaikam tokių dalykų nieks nesakė. Tik sakė, man jau reikia išeiti. Ir taip pabuvęs valandžiukę porą ir jie išeidavo. O tai buvo Pilipaitė ir Aponkutė, kokių aš pavardžių neturėjau. Kaip ūkininkas savo giminės turi sakyti, iš kur ta mergaitė, tai čia tų giminių, tai tų kokie giminė, tokie pavardė. O kai reikėdavo dokumentus, kokių reikėdavo, tokių tetės pristatydavo. Seseris buvo pastoviau. Pas vienus, pas kitus ten žmonės. O mūsų berniukus taip dažniau kilnodavo iš vienos vietos į kitą. Žemaitijos žmonės draugiški labai buvo, priimdavo. Dalinai gal ir bijodavo, kad ir tėvo. Pažinojau jo vaikus gerai, vyresnis jis toks prie mūsų kurį laiką buvo laikėm. Sesuo įrotė. Pas kaimynus buvo, laikė kaimyną irgi. Ir toks ilga nebuvo pas mūsų. Vieną vakarą atsisėdęs ant taburetės ir šypsos, šypsina juokas. Kas tau įtuk dabar, kad tu toks smagus esi? Ko tu juokys? Mano tėvas beje samenis iščešti iš miško. Tas vaiks. O Jėzus, Marija, parsagundom. O jau koks ir boks paklausta. Į toką, ant rytojaus Grincevič čia nenuvedėm ir kur toliau anų apgyvendina, nežinau. O įrotė tai ilga buvo pas Navickių. O tada parsivedė mano mama. Aidžioko vidurinį sūnų. Tas buvo kokių 3 metukų, gal tik toks. Ir tas vaiks ramus neus. Kiekvieną moterį vadina mama, kad tik susijonu ir mama. Tai tas ilgoka pas mūsų pabuvo. Ir buvo iki to laiko, kol mano tėvą suėmė. O taip ir vyko, kai tėvas kaip jau paėmė, Aidžioką išvedė atgal, Grincevičienė neatidavė. O su mažuoju sūneliu Rimu važiavom viename vagone į Sibirą. Ir gyvenom viename rajone, Nižniūdinsko rajone. Aš tuo metu buvau pas pusseserį šeimą. Ten pasiturinti šeima buvo, juos vežė į Sibirą 49 metais. Ir su jais papuoliau ten, sakant, išvažiavom į Irkutską sritį. metais, kai mama kėlė mane į kitą vietą, mes buvom apsistoję Varnių rajone, Jaunodavos mokykloje. Bet ryte buvo namas apsuptas ir areštavo visus. Areštavo ir mamą, ir mokytoją. Ir paskutinį kartą mamą mačiau tik tai ne to, kad kalėjimas, bet, kaip sakant, ten, kur suimta buvo, per langelį. Tada atsisveikinau su mama ir jos iki 56 metų taip ir nebemačiau. O mane atidavė į vaikų namus.
Ką jūs darėt kaip partizanė, ryšininkė, sakėt, buvot? Nu, šmėklą visokią. Nu ką? Nieko ypatinga. Ryšį pardavė tik tai. Viena grupė su kita grupė, kaip sakė, kur pavojinga, tuožas apšelė, išpruošti pamagali, siem magliai. Ot, kad myli, ukrivalė. Už ką jūs suėmė? Kur? Nu, tave araštavo, už ką? Už ką? Da. Už ryšį su partizanais. Ėjimą prieš sovietų vlastį. Montvydas arti buvo pas žmonių. Nu ir jau tas pardavė, kas tai jį, kad jis ten yra. Apsupa, nu jis pabėga. Aš ir mano tėvuks matėm, kaip jis bėga ir buvo su kojinėms, basas visai nežinau. Matėm, kaip jau vanduo buvo užšalęs, upė. Jis bėga, soldatai iš paskos, strėlelė. Nu, laimė nepapuolė. Vos. Kalėjime. Su mama sėdėjom. Vos. Iš pradžių, tai jos mama buvo. Jūsų mama. A ten per tardymus ne tak prosta buvo. Bet jis mūšydama, muša ant tardymų visai. Išvesdavo ją, paims iš kameras, išveš, paskui atveš, kur buvot ką. Vežuoju po mišką ir reikalau. Kur Montvyde bunkeris, ot, kad jis slapstės, kur Montvyde bunkeris. Nu, o jie ką žinojo, nieko nežinojo. O taip. Jis nepasviščiau mamo, sąjydėlą. Tėvukas buvo pakankamai protingas, kad nei mes, nei vaikai, nei mama nežinojo jokių slėptuvių. Tai kaip jie neprovokavo tą mamą, kai araštavo, vežė į mišką, paleido, žiūrėjai, kur ta mama eis į kokį bunkerį, žinokit, tokių visokių komedijų prikrėsdavo. Aš tiesiog rasdavau mamos bylas, tiesiog negalėdavau, ašaras birdavau. Kažkaip iš tėvuko jau, jisai buvo su ginklu viską, o mama su pulku vaikų. Nubaudžiama į kalėjimus, į Kazakstaną išsiunčiama. Žiūrėk, o čia yra tau nuotraukytė atsiusta Jadzytei Bronė. Bronikė. Ir tu ne vieną kartą minėjai Bronikę. Užsidėk akinius, pažiūrėk gerai. Bronikė. Kokia čia Bronikė? Žinau aš tą Bronikę. Nu. Su Brone susitikom Klaipėdoj saugume. Dar teistų su Brone buvo tardymui atvaryta. Aš irgi. Bronė, neprisimenai, čia kažkur iš Žemaitijos, bet važiavom į Karagandų. Mumis visi ją pavadino banditais. O už tą pavadinimą gausi snukį. Tas daus atgal. Tai prasidės draka. Nu, tą dieną, kai pradėjote tankai važiuoti, jūs ruošėtės eiti į darbus ir kažkas jūs perspėjo, kad nelystumėt iš barako. Taip, į darbus ruošėmės eiti. Bet balsas laukia bokštale visur stovėjo, perspėjo. Kad neikit šiandien į darbą. Šiandien bus sukilimas. Nu, tas toks bruzdėjimas kažkoks buvo, bet tokio rimto, tai niekas nesitikėjo, kad toks bus.
koks įvyko. Nu, ir paskui tik tai drykt pasipil šūvė. Tai kažkas sušuko, bėkit į baraką, bėkit. Kokius 3 mačiau, turbūt gulinčių salonų. Čia nieks neleido plinėti. Tik tai barak, na barak, skubėk bėgti. Kad jau uždaryti buvom, neypatingai besupratom, kas čia buvo, bet tik girdėjom, kad jau ūžia tie automobiliai, varikliai. Tai buvo tankais važinėjama po teritoriją, traiškomos moteris, reiškia vyrai, o mama stovėjo prie pat sienos, labai prisispaudusi ir tankas praėjo tik pro jos kojas. Aš sako, po tais šarvais, sako, mano draugės sutraiškytos liko. Tai jinai sako, čia buvo toks likimas, kad aš likau gyva, kad man reikės rūpintis vaikais. Žemaitis atvedė pas mane savo dukrą Ireną, 14 metų mergaitė. Paprašė paieškoti jai, kas galėtų ją priimti pas save gyventi, leisti į mokyklą. Jau aš laikyti nebegalėjau, nes mano jau padai tada, kai sako, svilo. Bet miega mergaitė tokia garbinuota, graži, mažytė. Nei tėvo, nei motinos, nei brolių, nieko, visi išblaškyti, mama kalėjime, tėvas miške. Žiūri jie mėgančiai ir man ašaras įlitus tada, žiūrint į ją, kaip savo vaiką. Aš jos nebuvau mačiusi iš viso. Iki tol aš sesės nebuvau mačiusi, kaip mumis jau išskirstė ir išskirstė. Ir tai gerai, kai jis pasakė tai kaiminkai, o tai būtų užaugusi, būčiau nežinojus, kur sesuo. Mama būtų radusi. Nu jau nelabai, ką gali žinoti, kur čia, į kokį kaimą įkišo. Mes nelabai žinojom, kur mūsų, kad ir tam pačiam rajone, būt kažkodėl slėpė brolius, nuo seserų, ar kad neįsitartumėm ką nors, ar ką, nežinojau, kur, reiškia, Karbauskienė. Tėvukas pasakęs ten jai, kad Lokės, ten tame bažnyt kaimį gyvena, paslėpta ta sesutė. Aš atsimenu, sėdau į tą koncesiją, atvažiavau į Žemaitijos gilumą ir eina iš tolo, aš matau, tokia mažutė mergaitė eina ir neša tuos kibirus. Aš iš karto jau atpažinau, kad šita mano sesuo, reiškia, o jinai ėjo į tvartus kiaulės šerti. Žiūriu, tarp tvarto į namo, reiškia, ateina tokia mergina. Aš pasižiūrėjau, žinai, plaukai garbanoti, graži, tokia galvoju, ko jai čia reikia dabar. Jinai pasisveikina, saka, ar būsi vardas, man atrodo, tas pats buvo, Danutė. Aš sakau, taip, pavardės jinai neminavojo tik vardą. Saka, aš tavo sesuo. Aš ir įsižiojau. Tai mes tada jau pradėjom bendrauti, jinai papasakojo, kad aš ir brolių turiu, bet sako, nežinom, kur jie gyvena, sako, aš nežinau, mama yra lagery, nuteista 25 metam, kadangi Stalinas jau miręs, mama jau reabilituota, bet dar neturi teisės grįžti į Lietuvą. Tas buvo 56 metais ir aš kaip dabar matau, kai jinai eina su rimuku, nes jinai iš Sibiro parsivežė rimuką, žinai, ir parėjo, ir aš nežinau, aš pasisveikinanti, kaip dabar pagalvoju, aš nejaučiau kažkokio tokio
atpratę buvom, kaip svetimi. Juk aš tiek metų nemačiau tos mamos ir to Rimuko, nuo pat gimimo nemačiau. Aš dabar savo mamą prisimenu labai šviesiai. Nu, kaip sakant, daug iškentėjusią. Ta visą iškentėjimą niekada nesigailėjo. Taip, reiškia, gyvenimas davė. Jis sako, jeigu mano vyras pasirinko tokį kelią, aš sekiau paskui jo, reiškia. Bet likimas vis tiek buvo jai žadėta sugrįžti ir padėti vaikams į gyvenimą, įstoti į savarankišką gyvenimą. Nu va ir mama sako, džiaukimės, kad mes visi sveiki esam, kad vėl kartu, tėvelio nebėra, ką padarysi, žinokit. Bet sako, aš susirinkau jūs visus ir taip mes labai neilgai buvom visi kartu, o paskui, kaip jau išsiskirstėm, susitikdavom ir vėl, kaip sakant, jau jusdavom tokį šeimos židinį. Tai mama ir sako, kaip norėčiau dar aš sulaukti tos dienos, kada jau, ką reiškia, mano vyras kovojo ir įsipildė. Tai yra tėvelio, čia aš turiu jau nuotrauką, Varniuose, atiduok tėvyniai, čia jį parašyta, atiduok tėvyniai, ką privalai. Lietuvos jau laikais mes su vyresniųjų broliu Vytu, su mama važiavome į Varnius ieškoti, kur tėvas yra palaidotas. Nes mama prisiminė, sako, tai vienas grįžęs iš kariuomenės buvo į miliciją įstojęs. Ir mes pas tą žmogų nuvažiavome, bet tas nenori prisipažinti, įsigynė, kad ne. Paskui po kiek laiko mes su broliu vėl nuvažiavome tenais jau rimtai užsiimti. Išėjo visai kitas žmogus. Kur tas bronius, kur gyvena. Aš sakau, jisai pardavė, sako, namą, išvažiavo. Mes jau susitaikom su tą mintį, kad ne tik vien mūsų tėvuką, bet daugumą. Nežinom, kad jie yra nepalaidoti, o užkasti kažkur. Kiek galima tų žinių renkam, dar vis tikimės. Garkasa 5. 38.